Sveiki, mėlyje Kandeliarijos bičiuliai, draugai, svečiai, visi, kurie čia užsukote ir paspaudėte žiūrėti. Ant stalo matote du kristalus. Kamera tik tais nesusifokusuoju kažkodėl tai. Du kristalai. Bus du skaitimai, diagnozuosiu jūsų, apsaugą, kokią jūs turite. Sirinkite, kuris kristalas atsakys būtent šitą klausimą. Bus būtent jūsų variantas, pasirinkite. Bakštelį du. Manau, jūs jau pasirinkote. Taip. Nu ir kągi, pradėsime nuo šito plokštelio. Ir žiūrėsime jūsų apsaugą. Na, gal netgi plokštelį galiu pabandyti, kad būtų aišku. Ir su Hechatos orakulų diagnostika bus atliekama. Pasižiūrėsime, kokios jėgos jūs saugo. Ar yra padaryta kokia apsauga, bendra reiškia jūsų apsaugos charakteristika. Taigi, pirmukams, kas pasirinko šitą kristalą, žiūrėsime, kokios jėgos jūs saugo. Žmonėms, kurie pasirinko šitą kristalą. Šitas kort skaitimas bus aktualus tada, kada jūs jį rasite ir paspausite žiūrėti. Kokios jėgos jūs saugo? Rūšis natūralios apsaugos, tokios kaip giminė, protėviai, agregorai ir panašiai. Natūrali apsauga, čia rūšis. Žiūrim. Padaryta apsauga, reiškia jos rūšis ir jos jėga. Kokią apsaugą, reiškia, yra padaryta, ar jinai yra padaryta, ar jūs turite ją. Ir bendra jūsų apsaugos charakteristika. Gerai. Kągi, žiūrime, ką turime. Kokios jėgos jūs saugo? Saugo tiesiog pats namai, giminė, protėviai gali ir artimieji. Saugo jūsų potenciją, jūsų energiją. Reiškia, saugo ypač vyrišką energiją saugo. Ir gali būti, kad ir pats, sakykime, namų šeimininkas, vyras, tėvas, senelis, vyriškoji giminė, jie tiesiog yra, tarsi po tokio agregorų, kad jie saugos ir jūs, ir pačius namus, ir jūsų aplinką, jie nebus, reiškia, priklausomi kažkam kitam. Bus ištikimi tiesiog. Taip, kokia yra, reiškia, čia kaip ir pasakė apie natūralią apsaugą jums, reiškia. Pasižiūrim, ką atsakys šitas natūralią apsaugą. Čia iškrito, reiškia, yra didelis ryšys su krikščionybės agregoru pas jūs. Tai jūs, reiškia, saugo tiesiog, sakykime, krikščionybės agregoras, tikėjimas, maldos, kitaip sakant, pats Dievas, angelai. Ir turite labai stiprius ryšius. Štai iš tikrųjų apsaugos pas jūs yra didelės. Jeigu, reiškia, darėte apsaugą, žiūrėsim rūšį, gal nešiojate kažkoks amuletus ar kažką, ir jos jėga. Padarytos apsaugos rūšis ir jos jėga.
pakankamai didelė yra jėga, ypač per jauną mėnulį, jeigu darote užkalbėjimus kokius maginius veiksmus, užkalbat ar vandenį, ar žvakę, ar kažką, reiškia, jinai veikia. Ir iš viso, reiškia, jėga didelė yra per jaunatį. Šneka apie tai, maginė jėga yra iš tikrųjų daroma per jaunatį. Per jaunatį dažniausiai daromas yra tikrai pozityvios, reiškia, apsaugos, teigiami dalykai ir tai yra pakankamai didelė jėga. Čia pažiūrim, ar vis dėlto teigiama ar neigiama ta apsauga yra. Ne, pats archangels iškrito, pagalbininkas jūsų eina, Feniksas, atgimimas, vienu žodžiu yra apsauga balta, šviesi. Čia reiškia tiesiog, ko daugiau nereikia žinoti nieko jums. Turite vedlius, saugotojus, archangelus, angelus. Na, ir apsauga yra, jinai yra, reiškia, padedanti jums, sakykime, padedanti jums. Na ir bendra apsaugos charakteristika. Taip, pas jūs bendra apsaugos charakteristika būtų tokia. Jinai yra svyruojanti. Reiškia, per jauną mėnulį stipri, didelė, o per dylantį jinai svyruoja. Reiškia, tai jinai didesnė būna, tai jinai silpnesnė būna, tarsi priklausytų nuo jūsų veidrodžių. Kaip jūs save veidrodį matot. Ką išspinduliuojate. Reiškia, kokią energiją. Jūsų atspindys. Jeigu jūs geroj nuotaikoj, tai ta, reiškia, apsauga yra didelė. Kai jūs emocionuojate, švytuoklis principas veikia čia, aiškiai raudoma etnika, gali būti, reiškia, susilpnėti apsauga ir ypač per dylantį mėnulį. Veidrodiniai santykiai gali labai kenkti jums. Tu man, aš tau, pyktis, dar kažkas, negatyvūs dalykai. Tai reiškia ir pati apsauga yra, jinai reiškia nepastovaus stiprumo. Kalba jums apie tai. Na, tai toks būtų tokia diagnostika jūsų apsaugos tiems, kas pasirinko būtent šitą kristalą. Ačiū, kad žiūrėjote ir pereisime prie antrukų, tie, kurie pasirinko šitą kristaliuką. Pasižiūrėsime jūsų apsaugą. Kaip žmogaus, kaip energijos, kaip sveikatos, bendrai, visapusiškai. Yra labai didelė kortų talka, 200 kortų, plus slyčius, lakuotus kodus. Visas kartu išmaišyti praktiškai yra labai sudėtinga. Taigi yra maišoma dalimis. Taigi, pasižiūrime jums, tiems, kas pasirinko šitą kristalą, kokią jūs turite apsaugą. Kokia yra jūsų apsauga. Kokios jėgos jūs saugo? Rūšis, reiškia natūralios apsaugos, tokios kaip giminė, protėviai, egregorai ir taip toliau. Padarytos apsaugos rūšis ir jos jėga, nu maginė ar kokia. Gali būti rūšis. Kokia apsauga yra ta padaryta, jinai šviesia ir juoda. Ir bendra jūsų apsaugos charakteristika. Gerai, pasižiūrim, kokios jėgos jūs saugo.
Jeigu jūs kaip vienišas būtumėte vilkas, vienatvė. Buvimas pačiam su savim, savo viduje, vienišume, pačiam su savim, reiškia, tokia jėga, kada esat pats su savim, vienumoj, turi didelę jėgą. Gerai, o kokia natūrali dar apsauga? Čia, reiškia, bendrai jėga, kokia saugo. Tai yra, reiškia, vienatvės jėga. Labai netgi taip įdomiai pasirodė, buvim su savim. Na, o natūrali kokia yra? Jūs esate žmogus, kuris vizualizuoja, kaip vaizduotė. Įsivaizduoja, svajonės kūrė, reiškia, gali medituoti, gali bendrai svajoti. Ir, reiškia, ta tokia yra kaip natūrali jūsų apsauga, kurios kiti nemato. Apie tai, apie ką jūs svajojate, ką jūs įsivaizduojat, kokias mintis sukūrėt ir pasiunčiat į visatą. Taip. Na, o šiaip dirbtinė, kokia padaryta apsauga, kokia rūšis ir jos jėga būtų. Čia fortūna išeina, reiškia, daryta ugnimi tikriausiai, sėkmei, pinigams, fortūnai, kaip atgimimui, prisikėlimui, kaip Feniksų iš pelenų. Gali būti su ugnim daryta, su žvakiam, su atideginimais, gal ir vizualizacija būti. Ir didelė jėga po teisybė čia yra. Padarytos apsaugos rūšis ir jėga yra didelė, labai padedanti, reiškia, sėkmingai atgimti po kažkokių tai smūgių didelių. Pažiūrim, čia šviesi ar tamsi. Yra daryti ir maginiai dalykai, kaip santykių atšaldymas, pavyzdžiui, yra daryta joms ir juodoji magija, tarsi smilkalai, kažkaip tai smilkalų pavidalų, dar kažkokių medžiagų gal pavidalų, tačiau daugiau daryta kaip pakenkimui, bet, reiškia, tą pakenkimą jūs sugebėjote išsmilkyti, išvalyti, sutvarkyti atšalusius arba pakenktus santykius ir atgimti į fortūną sėkmingai. Taip, na kągi, pasižiūrim bendrą jūsų apsaugos charakteristiką. Bendra charakteristika. Reiškia, jūsų bendra apsaugos charakteristika yra, jinai laikina, galima sakyti, ir susijusi su laiku. Taip kaip kažkoks eleksyras, reiškia, kol veikia, kaip vaistai kažkas, reiškia, tai yra, sakykime, charakteristika susijusi su laiku ir su poveikiu ilgumu, sakykime taip. Tai nėra visiškai ilgas periodas, priklauso nuo laiko ir nuo naudotų priemonių stiprumo. Reiškia, bendrai jūsų apsauga, sakykime, nėra labai didelė, yra daug, reiškia, ir negatyvių dalykų, tačiau joms kažkaip tai pasiseka atsigauti, atgimti, tiesiog esate sėkmingas, fortūnuotas žmogus, vizualizuojantį savo sėkmę per savo vidų tiesiog. Štai taip. Ir galbūt naudojate kažkoks tai smilkalus ar kažkam, tai irgi padeda. Štai būtų toks skaitimas. Tiems, kas pasirinko antrą variantą, linkiu sėkmės, o taip tai galite užsisakyti
tokias diagnostikas individualias, nes čia yra bendri skaitimai, bet pasirinkimų variantas jums leido pasirinkti, reiškia, teisingai bent jau apsaugos buvimą ar nebuvimą, stiprumą ar silpnumą. Taigi iki, su jumis buvo Kandelarė, laukiu iš jūsų energetinių mainų, iki sekančių kartų, iki.